Na, šiandien išties nepaprasta diena. Tai diena sustabdžiusi mus visus bėgime, skubėjime. Tad būkite pasveikinti visi, susirinkę taip gražiai ir taip gausiai į mūsų kryžiaus, mūsų paminklo atidengimo šventę. Na, kuo šiandieną mes galime džiaugtis, kad gyvename savo žemėje ir kad esame laisvi. Tad šią šventę pradėkime tautišką giesmę. Nuo vieno žmogaus, kuris mato giliau, kuris turi galbūt platesnę širdį arba didesnį, gražesnį matymą. Kalbame apie jūs, miela Laima Milašauskienė. Tad ateikite ir tarkite mums keletą žodžių. Sveikinu visus susirinkusius į paminklo Mūsų atmintis laisvė atidengimo šventę. Šiandien atmintis tapo matoma. Atmintis laisvė tapo matoma. Šiandien džiaugsmo diena, dangus laimina mus visus, kurie gyveno, kurie gyvens. Prieš 4 metus Girčių knygos pristatymo metu buvo išsakyta eilė, kad galbūt reikėtų ne tik aprašyti mūsų istoriją, bet pastatyti paminklą mūsų tėvų, senelių, protėvių gyvenimams, kančioms, kurių dėka šiandien turime laisvę Lietuvą. Ir štai praėjus 4 metam mūsų mintis, idėja išsakyta profesorės Filomenos Kavoliūtės tapo matoma. Tai mūsų atmintis praeičiai ir laiminimas ateičiai. Kiekvienas iš mūsų, kiekviena šeima turime savo laisvės istoriją, kurią padės prisiminti mums šis paminklas. Tikiu, kad čia bus susitikimų vieta su istorija, pačiu savimi, vieta skatinančia mąstyti giliau, vieta kalbančia ne tik apie praeitį, bet ir apie dabartį ir ateitį. Kai skaudžiai suvokiama, kad kova už laisvę tebesitęsia. Kaip mylima mūsų visų krašto poetė Aldona Puišytė rašė, atminties galia, ji tarsi padeda susigrąžinti prarastą laiką, praeičiai suteikia gelmės ir prasmės, joje šaknys laikančios ir maitinančios dabartį. Na, o dabar, mėlėjai, pati džiugiausia akimirka. Tai paminklo autoriaus Vlado Urbanavičiaus žodis ir simbolinis atidengimas, atrišant šią gražią lietuvišką juostą. Tad kviečiame autorių Vladą ateiti prie mikrofono.
Tokia palanki proga buvo pastatyti šitą kryžių būtent pas jūs. Tai padariau. Todėl dar mintyse jau jis buvo seniai subrendęs. Tai labai ačiū, kad tokią galimybę padovanojot. Dabar tas svarbiausias momentas. Jums teks atrišti tą simbolinę juostelę, tai mes kviečiame jūs prieiti arčiau. Na, o vaikučius bėgame prie paminklo taipogi. Keliaujame drąsiai, nes mes susmeigsime trispalves vėliavėlės. Visagali amžinasis Tėve, prašome Tave palaiminti šį paminklą, kryžiaus atvaizdą, kad jis būtų žmonėms palaimingas, visiems, kurie prie jo sustos, pamastys, tai būna stiprinantis jų tikėjimą, lemiantis gerų darbų sėkmę, pagelbėjantis džiaugsmuose ir varguose, primenantis viešpaties kančią, atpirkimo malonę, būtų pagoda priedanga ir gynėjas nuo sielos priešo antpuolių. To prašome į Kristų mūsų viešpatį. Krašto, ne kaip iš rašto, gėlų senų.
Braškėjo, medžiai novėjo, ten, kur lietuviai gyveno. Ant piliakalnių, ant smėliakalnių, ąžuolai šventi gerojo ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai, kuriuos lietuviai turėjo, kuriuos lietuviai turėjo. Ačiū už gražią dainą. Na, o dabar prie mikrofono kviečiame muziejininkę, menotyrininkę, vitražų menininkę, na tiesiog nuostabią dailininkę Rasą Grybaitę. Ir ačiū labai gerbiamai Laimai, kad pakvietė kitų žodį, nes matau, kad truputėlį čia mano žodis ir bus reikalingas, nes kaip taisyklė, skulptoriai jie stveria nuostabius gerus darbus, paminklus, bet patys, kai reikia kalbėti, jie labai dažnai kukliai nutyli apie save. Tai žinoma, kad geriausiai ir dideli kūrėjai negimsta tiesiog plyname lauke, dykumoje, kažkur tai be nieko, be šaknų. Ta erdvė, kurioje gimė skulptorius Vladas Urbanavičius, irgi netuščia erdvė. Tūkstantmečiai genai teka jo gyslose ir jisai perėmęs senas lietuvių tradicijas, toliau jas puoselėja ir plėtoja. Statyti memorialinius paminklus, nesvarbu, ar jie būdavo mediniai ir akmeniniai, yra be galo sena lietuvių tradicija. Tai vienas savičiausių meno reiškinių Europoje. Lietuviški monumentalieji paminklai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės, kryžiai yra statyti ne tik kapinėse, bet ir sodybose, pakelėse, kelių sankryžose, gyvenvietėse, miestelių aikštėse. Ir jie tiesiog augte įaugę į lietuvišką peizažą. Ir nežinau, kokia jūsų nuomonė, bet tiesiog atrodo, ką tik pastatytas neseniai šitas kryžius atrodo jau įaugęs į Girdžių miestelio erdvę. Skulptorius Vladas Urbanavičius yra pats tremtinių vaikas, gimęs tremtyje. Šiame tūkstantmetyje yra vienas žymiausių ir žinomiausių skulptorių Lietuvos. Visai šalia daugybės premijų, laimėjimų, apdovanojimų, auksinių ženklelių yra 2015 metais apdovanotas nacionalinė kultūros ir meno premija. Tai yra pats didžiausias ir svarbiausias kūrėjo apdovanojimas Lietuvoje. Kaip dažnai kitose savo kūriniuose, taip ir šiame skulptorius tarsi orakulas duoda mums ženklus ir simbolius, kurie reikalauja iš mūsų platesnio meninės raiškos pažinimo, savo minčių išlaisvinimo, asociatyvių formų ir simbolių reiškinių paieškos. Skulptūra toli gražu nėra kamerinio pobūdžio. Ir savo dydžiu, ir savo tema. Jinai yra labai monumentali. Vladas Urbanavičius yra sukūręs ne vieną antkapinių paminklų, daugybę jų. Bet taip pat jisai yra labai drąsus kurti ypatingai ambicingus meno objektus. Tokius objektus, kuriems reikalinga ypatingos žinios ir gebėjimai konstrukcijos, kad apgalvoti, kad niekas nenuvirstų, nenulinktų, nepasikreiptų. Ir jūs matote, irgi stebint šį kryžių, jisai kaip styga vertikali tiesiasi į dangų. Na, o dabar daina Aras tegul nuskamba autoriui. Gerbiamas Vladai, ši daina jums nuo mūsų visų ir nuo inžinierių. Tik vieno maldauju, o viešpatie geras, nes numit man tėvynės aukos. Tik vieno
bent tėvynės laukuos. Gyvybė dėl laisvės stebuklą, kuriame surašyta Girdžių istorija, Girdžių parapijos kaimai, stebuklą, kuris yra ženklas ateities kartoms, kad Girdžiai yra drąsių, laisvę, savo tėvynę mylinčių žmonių kraštas. Bet tam, kad tas stebuklas gimtų, laukia ilgas darbas, nuo idėjos iki rezultatų. Čia turbūt lenkiu savo galvą Laimutė Milašauskienė, kuri su didžiulė komanda, su Filomena Karlulūtė, su Algirdu Laimutė Liorincais, su visais turbūt čia esančiais, su daugybė žmonių, kurie yra visam pasaulyje, po kruopelytę sunešė savo širdies dalelę, savo tą auką, tam, kad padaryti žmonių rankomis. Ne valdžia turi statyti paminklus, žmonės turi statyti, nes tokie paminklai yra tvarūs ir amžini. Ir aš nebejoju, kad šitas paminklas dar kartą parodys visiems, kad Girdžių bendruomenė gali viską, kvies iš čia išvykusius, gyvenančius toli nuo mūsų, parvykti čia, pažiūrėti, kaip dalelė kiekvieno čia yra įkūnyta, nes tikrai nuostabus paminklas, kuris tikrai, aš kalbėjau su Laimutė, kuris vizualizacija buvo visai kitokia, pranoko visus mano lūkesčius, buvo daugumos lūkesčius, nes tai yra monumentalus kūrinys, kurį labai gražiai gerbiama Rasa apibūdino, kad turbūt kuris taps vienu iš gražiausių mūsų krašto akcentų. Ačiū Jums visiems labai. Už Lietuvoje bei užsienyje gyvenančių lietuvių telkimą paminklo mūsų atmintis laisvė idėją įgyvendinti bei finansinę paramą gauti, savo padėką noriu teikti Laimutei Milašauskienei. Didžiulė garbė įteikti šitą padėką skulptoriui, nacionalinės premijos laureatui Vladui Urbanavičiui. Svarbiausiai užmiršom patį tokį mano rimtą pagalbininką ir konstruktorių. Nepamiršo, tai reiškia Rutkauską, poną Rutkauską, reikia jam glotnės bei jo. Tai Praną Rutkauską ir kviečiu. Konstruktorius, kuris turbūt vienas svarbiausias namų be skulptoriaus, kuris ir savo paminklą. Noriu padėkoti Girdžių bendruomenės aktyviai nariai, telkėjai Odetai Vaitiekūnaitei. Didžiulę pagalbą, didžiulį darbą renkant, telkiant paramą, noriu padėkoti Ritai Dzidulionienei. Kurie matė, kaip šitas paminklas buvo kuriamas, čia buvo žmonių, kurie vaikščiojo keliais, kurie turbūt, tikrai be jų paminklo nebūtų, tai tikrai puikiai garbinga šeima Algimantas ir Laima Liorincai.
gerbiamam merui, na, o dabar kviečiame prie mikrofono seniūną Mindaugą Dilį. Kad šita vieta jau tapo traukos centru. Ir nepaprastai džiugu, kad mūsų Laimutė su savo idėja ir savo gebėjimais telkti bendruomenę, visą Girdžių bendruomenę, aš žiūriu plačiaja prasme, nes daug išvykusių svetur, bet jie savo širdimi yra čia, jos gebėjimu tvirtai siekti tikslo, štai pastatė tokį gražų paminklą. Galiu pasakyti, kad rudenį planuojamas apšvietimo įrengimas, todėl šita vieta ne tik paminklas, šitas visas parkelis švies ir naktį. Todėl, kai miestelis visas bus tamsoje, visi pravažiuojantis galės džiuginti savo širdį, matyti šį puikų kūrinį. Be galo esu dėkingas menininkui Vladui Urbanavičiui. Galvoju, jis toli gyvenantis į provinciją jis čia važiuos. Ne, jis atvažiavo ir bet kaip jam idėja kilo, jis knygą perskaitė apie Girdžius. Ir jo mintis buvo būtent ta. Ir mes jai bendruomenė pritarėme. Tai Girdžių bendruomenės vardu norim jums padėkoti ir pakviesti mūsų atstovę su kukliais, bet manau, kad skaniais siurprizais įteikiam mūsų krašto giminiais. Ir norėčiau šią vietą saugos, tausos, prižiūrės ir jokie vandalai mums nebaisus. Ačiū. Ačiū Mindaugui Diliui ir Odetai Vaitiekūnaitei. Na, o dabar svečiuose Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos generalinis sekretorius, pasienio atsargos leitenantas Artūras Gailius. 49 metų vasario 16 dienos deklaracijos signataras, partizanų poetas Petras Bartkus Žagdaila maždaug prieš 80 metų rašė. O tada, kai tauta bus laisva, be pavojų, kai nebus jau kovų nei vargų, na tada atsiras daug balsingų herojų, kurie sieks pinigų ir dvarų. Mūsų partizanai, gyvendami bunkeriuose ir žeminėse, ir kiekvieną kartą iš jų išlindę ir eidami į užduotį, niekuomet nežinodami, ar artimiausias medis, šlaitas ar loma, jiems bus apsauga ar pasala, jau netgi tais laikais bandė mus apie tai įspėti. Pakankamai aiškiai apie šitą bėdą pasisakė kovo 11 akto signataras, Seimo narys amžinatilsį Algirdas Patapskas. Tautą reikia ugdyti. Jeigu yra visuomenė, tai joje visada būna du sluoksniai. Tauta ir liaudis. Liaudis gyvena plokštumoje. Tauta gyvena trimatėje erdvėje. Gyvena ne tik šią dieną. Gyvena savo istoriją ir kūrė ateitį. Labai svarbu, kad valstybėje tautos būtų pakankamai, nes liaudės paprastai yra daugiau. O kaip padaryti daugiau tautos? Tautą reikia ugdyti. Džiugu, kad Girdžių bendruomenė tiek tai skaudžiais pokario metais, tiek ir šiais laikais yra labai daug tautos. Manau, ne vienas iš čia esančių dar prisimena savo senelių ir tėvų pasakojimus apie tai, kaip 1945 metų lapkričio 11, jeigu teisingai prisimenu, partizanai nušlavė Skrydyną. Man reikės, ponė Laima, ir jūsų tėtis su tuo susijęs.
ir pakankamai stipriai. Jūsų bendruomenės nariai, Vytautas Lekutis ir amžinatilsį Vytautas Mačiulis, surado partizanų generolo Jono Žemaičio Vytauto paskutinį prieglobstį, jo bunkerį. Jūsų bendruomenės nariai, vėlgi jeigu nemaišau, 2016 metais išleido puikią knygą apie šitą kraštą. Dabar jūsų bendruomenė žengia dar vieną didžiulį ir be galo gražų žingsnį. Jūs pastatėt nuostabų paminklą. Galiu tik tai jums visiems padėkoti ir palinkėti ugdyti tautą ir savyje, ir kiekviename stovinčiame šalia jūsų. Dėkui. Ačiū gerbiamam svečiui, kad šios linkėjimus palydės. Ir visas glėbis padėkų turbūt bus jūsų rankose, tai apie tai viską ir susakykite. Mintis atsiliepė be galo daug žmonių. Ir kurie dirbo, rinko aukas, darė techninius darbus, džiaugiasi kiekvienu žingsniu pirmyn. Prie paminklo pastatymo prisidėjo daugiau kaip 250 žmonių. Iš jų 55 girdžiškiai. Prisidėjo iš Girdžių krašto žmonės, kilę ne iki 4 kartos, pasklidę ne tik po visą Lietuvą, bet ir po visą pasaulį. Australija, Pietų Korėja, Austrija, Švedija, Vokietija, Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos. Ir žinot, didžiausias džiaugsmas buvo, kai susisiekė su žmogumi ir jisai patiki, ir jisai džiaugiasi, kad kažkas vyksta Girdžiuose. Tai čia buvo tas apdovanojimas, kuris padėjo eiti tuos 9 mėnesius iki paminklo pastatymo, nes užtruko lygiai 9 mėnesius. Ir esu be galo dėkinga Vladui Urbanavičiui, kuris tikrai papuošė Girdžius ir Jurbarko kraštas šią nuostabią skulptūrą. Esu dėkinga merui Skirmantui Mockevičiui. Nuo pirmo pokalbio jaučiau palaikymą ir rūpesčių,
jautėsi patarimas, globa ir tikrai padėjo numatyti, kas gali manęs laukti ir ateityje. Tai tikrai padėjo išvengti tų sunkių momentų, kurių galėjo atsitikti, jeigu būčiau ėjusi tuo taku, kai nieko nežinau. Tai dėkoju visiems bendrai ir kiekvienam asmeniškai, kuris rėmėte, palaikėte, kurie atsiliepėte, kiti iš karto, kiti vėliau, kurie telkėte giminės įamžinti ant šito geradarių paminklo. Mes turime kaimus, bet mes turime gentį, kuri čia gyveno. Ir tos puikios pavardės galėsite atsivesti vaikus, anūkus, proanūkius ir paprašyti surasti senelio arba prosenelių pavardę. Tai tikrai esu dėkinga be galo Jūratei Šedauskienei, kuri, kai tik kilo idėja pastatyti paminklą, sako, žinot, Girdžiuose yra nuostabus akmuo. Ir tas akmuo, žodžiu, yra apaugęs, nežinomas ir taip toliau. Ir jos dėka šį akmenį turim čia. Esu dėkinga Kęstučiui ir Vytui Mačiuliams, kurie leido panaudoti tą akmenį, nes jų tėvelis su talka tą akmenį išrideno iš Mitovos vagos prieš ten 40 metų tikriausiai. Nes yra tokių, kurie atsimena, kurie šokinėjo, maudėsi, o kai kas net ir skalbinius skalbė prie šio akmens. Tai va, tai dabar kviečiu svajonių komandą. Rita Dzedolionienė, kviečiu Algimantą ir Laimą Liorencus. Ir vienas Algiukas, šelbių. Kviečiu Odetą Vaitiekūnaitę. Kviečiu Andrių Ganusauską. Kviečiu Mindaugą Dilį. Kviečiu Romutę Kočiušienę. Kviečiu Ireną Malčiankinienę. Tai va, Rita, žinokit, Rita yra tas žmogus, kuris mano kaip antras kvėpavimas. Visos kančios, visi džiaugsmai, visi pasidalinimai, visi pasitarimai, visi sprendimai, vykimai pas skulptorių, pas gamintoją. Žodžiu, visos idėjos ir vėlyvi vakariniai skambučiai apie 11 valandą, kai reikdavo aptarti, ką darom ir taip toliau. Tai esu be galo dėkinga Ritai, kad pasitelkė talentingą sūnų ir visur sukūrė šitas vizualus, skelbimai, plakatai. Žodžiu, yra jo sūnaus Igno ir Ritos darbo rezultatas. Ir dar įvyko stebuklas. Žiežmariai paaukojo 7 000 eurų. Ir kodėl jie aukojo? Todėl, kad myli Rita ir tiki Rita. Jie nežino, kur Girdžiai yra, nežino kas, bet pamatė vizualizaciją, žinodami Ritos širdį, jos patirtį, paaukojo 7 000 eurų. Tai jos mokiniai, jos draugai, jos buvę bendradarbiai ir taip toliau. Tai tikrai, žinokit, man vienai nebūtų pakakę jėgų praeiti šitą 9 mėnesių kelią. Ačiū, Rita. Algimantui ir Laimutei. Tai va čia tas pranašiškas žodis mero, kai sakė, reikia rimtų vyrų Girdžiuose, kitaip palūši ir nieko nebus. Tai Algimantas buvo tas žmogus, kuris juvelyriškai padarė pamatus, kuris statė paminklą, kuris viską darė taip atsakingai ir taip tvirta vyriška ranka. Ir ačiū už jo dosnumą, už jo patarimus, už jo atsakingą požiūrį, už jo ryšių su gamintojus, skambučius, tikslinimus, precizišką visų darbų suderinimą su tuo, kur vyksta gamyba Širvintose ir tuo, ką reikia čia padaryti. Ir be galo dėkoju Laimai už organizacinius visus darbelius. Nubėgta, atlikta, padaryta, be klausimų. Ačiū. Žinokit, čia, kaip sakant, finansų ministras ir, nežinau, kažkoks juridinis objektas, nes reikalingas užsakovas, tai Girdžių bendruomenės centras.
kuris turi turėti juridinio asmens statusą, turi būti sutvarkyti visi dokumentai. O jau projektų rašyme, tai tikrai reikia džiaugtis Odeta, kuri turi tokią talentą, jinai viską suranda, įsiaiškina. Ir tikrai, kad stovi ženkliukas ir mes turime Žemės ūkio ministerijos šitos aplinkos sutvarkymo suoliuką ir akmeniui, tai yra Odetos didžiulis nuopelnas. Ir šiai šventė irgi Jurbarko rajono savivaldybė prisidėjo, irgi padedant Odetai. Ačiū tau. Irenai ir Mykolai Malčenkinams. Buvo daug streso dėl elektros, dėl laidų, tai ar vakare, ar ryte visada skambinu Mykolai ir gaunu aiškią instrukciją, ką reikia daryti. O Irena, mes dalyvavom Jurbarke projekte. Aišku, šiemet buvo didžiulė konkurencija, lėšų negavome, bet Irena sutelkė 400 žmonių, kurie balsavo už šitą projektą. Tai šviesus, išmintingas žmogus, kuris ėjo ir aiškino, ką mes čia norim padaryti. Nes tikrai ne visi naudojasi Facebooku. Mes dariau, komunikavom šiuo informaciniu kanalu. Tai ačiū labai, Irenai. Nu ir Romutė Kačiušienė. Čia taip sudėtos pareigos, žodžiu. Ačiū, Romutė, už gilų žvilgsnį į viską, už tai, kad tu matei giliau, už tavo patarimus, už tai, kad tu pažįsti bendruomenę, už tuos pokalbius giliai širdimui, už tokius rūpestingus patarimus. Nes tikrai 40 metų, kai nesu Girdžiuose ir mums visiems, jau mes esame nutolę, reikalingas žmogus, kuris čia gyvenęs ir dabar bendraujantis su visais. Tai ačiū už paramą, ačiū už pagalbą, ačiū už gilius pokalbius. Ir seniūnui Mindaugui Diliui. Organizavom, darom, kalbėjom. Tikrai, kai išleidom knygą, aš atsitraukiau ir taip, nežinau, bus tas paminklas ar ne. Bet per vėlines atvykus ant kapų, Mindaugas skveria už skverną, ką darom, ar darom paminklą, nes knygos lėšos buvo susitikta. Tai tikrai ačiū už paramą, ačiū už įsipareigojimą sutvarkyti apšvietį. Ačiū už tą ant kelių sukrukusį raidelį platinimą, vėjos sėjimą visų darbelių. Tikrai esu dėkinga už tokį atsakingą požiūrį ir pagalbą. Dėkoju Andriui Ganusauskui. Tai jaunas žmogus, kuris elgėsi tarsi mūsų amžiaus būtų, žinokit, išmintingai, labai geranoriškas, nes jis su savo architektūriniais sprendimais, su leidimais, su Via Lietuva, su daug techninių dalykų mes turėjom labai rimtą žmogų komandoje, kuris niekada neatsakė, niekada neuždelsė klausimo, visada buvo perskambinta, pasakyta ir viskas atlikta labai, labai profesionaliai. Labai ačiū už brandą, už pagalbą. Ir aš dar nepakviečiau Danutės Sabaliauskienės. Važiūrėjau į sąrašą ir nekur tada jinai mintinai žino Aldoną Puišytę, cituoja. Ir jos dėka, ir jos klasiokės, ir draugės dėka yra šis tekstas ant paminklo. Tai esu be galo dėkinga, kai mes dar tą formuluotę galvojom, kaip iš karto, Danutė sako, yra mintis kaip. Ir visiems labai patiko, rodėm ir poetei Aldonai Puišytei. Ir visi tuo labai, labai džiaugiamės. Kitas dalykas, ačiū labai, Danutė, už tai, kad kvietėjai, skleidėjai žinią, kad patikėjai šią idėją. Ir bendrai, kažkokia čia nereali ta Liorensų giminė, nežinau. Ir vaikai, ir anūkai, visi kaip ugnis. Tai ačiū. Tai akiuką pasilieku, jeigu reikia. Dabar visiems.
Labai labai ačiū. Algirdui Petraičiui. Gedimino Petraičio sūnus, kuris Augutė Andriulai. Filomenai Kavoliūtei, idėjos autoriai, palaikytojai, žmogui, su kuriuo gera pasitarti, kuris visą laiką buvo su mums širdį. Ačiū. Vaidilutei ir Valdemarui Eičiams. Valdui Prasauskui ir Rastai Prasauskinė. Va čia iš Šveicarijos žmonės. Kęstučiui Mačiuliui. Ačiū už patikėjimą iš karto ir solidžią paramą. Ir ačiū Šakiniai. Už akmeniuką. Leonardui Klioštoraičiui. Rimvydui Mockui. Daliutei ir Stasiui Saulėnams. Balsus rinko, aukojo ir, man atrodo, dar Doninė Gira šiandien padarė dalykę. Tai čia palaikymas visapusiškas. Rinko parašus dalyvauti. Rėmė visą giminė. Danutei Kučinskaitei. Turėtai Danutės? Gerai, gerai, perduosi Danutė. Ačiū labai. Šaunus yra. Kęstučiui Skrickiui. Liudmilai Norkaitei ir Algimantui Norkaičiui. Sutelkė Norkaičių giminę. Abu. Ačiū Liudmila už palaikymą. Loretai Žilinskienei. Zavatskaitai. Sauliui Vaičiaičiui. Gailutei Mensienei. Eugenijui Milašiui. Elvinai ir Justinui Milašauskams. Ignui Dzedulioniui. Rapolui Liorensui. Čia UAB MB Energija, perduosim Aidui. Čia per Kepungaudium ir UAB Pamario jėgainės. Tai ačiū visiems, o dabar reiktų visiems susirinkti ten prie stalelio, nes yra kiekvienam padėka, kuris skyrė laiko, nors kažkokią finansinę paramą, tokia kaip atminimo kortelė, kad ir jūsų dalelė yra čia. Ačiū visiems, ačiū, kad patikėjote, ačiū, kad idėja tapo matoma, atmintis laisvė tapo matoma. Oh
garbė.